įdomiai čia tie klientai kalba, kažkaip, va taip, sako, dėsiu 10 svarų į mėnesį, į taupyklę krausiu ir vaikam paliksiu. Nu va, kažkokia tokia taupyklė. Paskaičiuokim. Gerai, man 40 metų, labai gerai. Ir ką, dedam po 10 svarų, ne, į mėnesį, 12 mėnesio ir dar 30 metų, sakykim, tai kad iki 70. Nu ir ką, sukaupsiu savo didelioj taupyklį 3600. Jes, nelabai čia tie pinigai tokie. Bet antras variantas, 10 svarų. Draudimą. Įmokoms. Visai jau įdomiau skamba, 12 mėnesio, 30 metų, tai iki 70, ko man bus. Ir draudimas mano mirties atveju šeimai išmokės 100 000. Čia jau skamba geriau, klausyk, šitas nelabai variantas, bet va šitas visai nieko, va toks jo. Įdomiai, o ką čia dar rašo? Kur tu dėsi savo 10 svarų? Nu jo, teisingas klausimas, ane? Įdomiai čia taip gaunas, ane? Bet paklausyk. Tuoj pat ir dar šiandien reik paskambinti ir suplanuot konsultaciją. Visiems tie draudimai skirtingi, vienodo niekad nebūna. Pagal ūgį, pagal svorį, pagal norą ir galimybės. Paskambinsiu ir suplanuosim. Va tai bus teisingai. Taip. Galva net sukasi.